Labą dieną. Dar viena laida iš atvirų metalo dirbtuvių. Tęsime daug labai susidomėjimo sulaukusių temą apie kuprum C vielą. Paprastai tariant, bronzinę, silicinę vielą skirtą pagrinde plonų skardų, tai yra auto kėbulų remontui. Ir vėl į pagalbą pasitelkiam mūsų draugų Stokerio aparatą Telvinas. Vėlgi, kiek žinome, šitą aparatą mėgsta naudoti auto kėbulų meistriukai. Paneigsim arba patvirtinsim dar vieną teoriją, kad bronzinė viela idealiai tinka ne tik tai šiaip kėbulų remontui, bet jinai ypač gerai tinka ten, kur mes, nesigauna mums kaip tobulam pasaulyje sujungti dvi skardas, kad ten nebūtų ne mažiausio tarpelio. Vis tiek mes žinom iš praktikos, kad pjaunam, kažką dedam, kažkur mums pritrūksta, milimetro dviejų atsiranda tarpelis. Ir tą tarpelį su plieninėm vielom iš tiesų, labai sudėtinga yra užvirinti. Tuo tarpu teorija teigia, kad bronzinė kuprum C viela, kad ir milimetro ar dviejų tarpelį, puikiai užlituoja, suformuodama siūlę tiek iš vienos pusės, tiek siūlė suformuoja absoliučiai tokio pačio dydžio, litavimo jau kapiliariniu būdu ir iš priešingos pusės, ten, kur mes net nei matom, nei galime prieiti. Ir tuo pat metu atsiranda ir tvirtumas, o taipogi ir apsauga nuo korozijos. Būtent iš vidaus, ten, kur mes negalim prieiti. Pabandom patvirtinti arba paneigti šitą istoriją. Eksperimentą darysime taip. Turiu automobilinės skardos plokštelę, išpjautą iš mikroautobuso, šoninės panelės, ir su pjovimo diskeliu, kurio teorinis storis yra 1,2 mm, padariau dvi įpjovas. Kiek aš matau, kadangi diskelis buvo 1,2 mm, tai įpjova, kadangi pjoviau iš vienos, iš kitos pusės, pravaliau, vizualiai tikrai yra 1,5 mm garantuotai. Artėjom kažkur link 2 mm. Ką aš darysiu? Vėlgi, nieko per daug gudraudamas, su Telvino aparatu nusistatysiu jo rekomenduojamus sinergetinius parametrus ir pabandysim sutvarkyti šitą tarpą. Yra nustatyti sinergetiniai parametrai, kuprum C viela, vielos storis 0,8 mm, dujas šiuo atveju pasirenkam argoną, galėtume pasiimti ir mišinį, gamintojas rekomenduoja pasiimti argoną su 2 procentais CO2, bet mes šiuo metu turime tik tai gryną argoną. Manau, blogiau nebus. Metalo storį nusistatom 0,8 mm, ir įtampą paliekam tokią, kokią aparatas mums rekomenduoja, korekciją paliekam ties 0. Plokštelę mūsų padėjome ant stalo, ten, kur yra mūsų įpjova, staliai yra kiaurime, kad iš apačios nieks nekliudytų, o taip pat, kad išvengti deformacijų, plokštelę prisispaudžiau spaustuvais. Suvirinkim. Ką mums reikėjo ir įrodyti, kad, šitoj pusėje siūlę kaip ir suformavom, aišku, galbūt kaip automobilio remontų yra jinai rieboka, reikėtų pažaisti dar su parametrais. Tačiau tikslas buvo įsitikinti, ar šioj pusėje suformavus siūlę, jinai bus priešingoj pusėje, beveik analogiška. Ir kągi mes matom, kai bronza prasiskverbusi per tą
milimetro pusantro dydžio tarpą, jinai prasilieja ir priešingoji pusėje jinai irgi ganėtinai plačiai pasklinda per virinamos metalo gabaliukus po gerą milimetrą į šonus ir irgi suformuoja, suvirinime tai vadintume šaknį, šiuo atveju tai daugiau yra panašiau į litavimą. Bet taip pilnai gražiai pravirina. Aišku, virinimas nebuvo toks lengvas kaip praeitą kartą, kai mes su Gvidu darėm pirmuosius mūsų eksperimentus ir skardą sudėjome visiškai į nulį, nepalikdami jokio tarpelio. Tai mes tikrai ten galėjom virinti ištisinėmis siūlėmis. Šį kartą jau su tarpeliu 1,5–2 mm, taip jau vyksta taškavimas. Bet tikrai nėra nieko super sudėtingo, gavome labai padorų rezultatą. Ir vienoj pusėj, ir kitoj. Šį kartą tiek. Iki.